2023 m. sausio 24 diena, 4 val. Ryto. Temperatūra pietų Donecko lygumose yra žemiau nulio. Iš išorės Fulados daugiabučių bokštai atrodo visiškai apleisti. Tačiau už ištuštėjusių pastatų rėmų slepiasi Ukrainos prieštankinė grupė. Jų akys nukreiptos į pietinės prieigas, jie laukia, kol pasirodys Rusijos šarvuota technika. Staiga dangus nušvinta nuo BM-21 Grad daugkartinių raketų paleidimo įrenginių ir tos 1A saulės termobarinių paleidimo įrenginių, kurie siekia paversti miesto daugiabučius griuvėsių krūvomis. Ant žemės. T-80 tankai rieda per sniego sluoksnį, dengiantį žemę. Pėstininkai iš vienos 155 ir 40 brigadų kartu su 36 motorizuotųjų šaulių brigada ir kitais specializuotais daliniais seka iš paskos, skubėdami Volodymyro link iš pietryčių ir pietvakarių krypčių. Rusams tai yra tas momentas, kuriam jie ruošiasi. Jų misijos sėkmė ar nesėkmė priklauso nuo greičio ir jėgos, kad jiems pavyktų. Tai negali virsti alinamų išsekimo mūšių. Viskas turi būti atlikta greitai ir tiksliai. Rusija tikisi įvykdyti žaibišką puolimą. Skubėdami per atvirus laukus aplink miestą, jie slepiasi tarp dachų ir kitų mažų pastatų pakraščiuose, o tada šturmuoja centrą dar prieš tai, kai Ukrainos gynėjai supranta, kas juos užpuolė. Tai yra pulkininko generolo Rustamo Muradovo, rytų karinės apygardos vado strategija. Muradovui ir Kremliaus karo mašinai ši kova yra nepaprastai svarbi. Ir generolas tikisi, kad jo žinioje esančių karių gausa ir šarvuotos technikos masė bus pakankama pergaliai, kurios jam taip reikia pasiekti. Tačiau Muradovo planas visiškai ignoruoja pamokas, kurias reikėjo išmokti Pavlivkoje. Ten Rusijos šturmo kariai ir šarvuotos kolonos, judėjusios numatomais maršrutais ir numatomomis formacijomis, buvo sulaikytos ir sunaikintos Ukrainos gynėjų. Ir lygiai tas pats pradeda vykti Fuladoje. Muradovas įsako savo didžiuliams šarvuotoms kolonoms žygiuoti keliomis asfaltuotais keliais ir gruntiniais takais, kurie vis dar leidžia patekti į miestą. Tankams einant priekyje, o BMP kovos mašinoms riedant iš paskos, ukrainiečių stebėtojai, pasinaudodami savo aukštesnę poziciją, iš tolo pamato artėjantį priešą. Judėdami būtent tomis trasomis, kurių ukrainiečiai ir tikėjosi, tomis pačiomis trasomis, kurios jau užminuotos ir į kurias nusitaikyta. Ukrainiečiai, turėdami savo artilerijos sistemas saugiai išdėstytas už kelių mylių, beveik neturi judėti. Jie tiesiog stebi ir laukia, kol rusai patys įvažiuos į jų spąstus. O rusams nelieka nieko kito, kaip tik aklai važiuoti į iš anksto iššaudytas artilerijos zonas. Jei pažvelgsite čia į lygias be jokių ypatumų pietinės lygumas, suprasite kodėl. Puolant Volodymyrą, puolantiems nelieka nė colio priedangos. Anksčiau klestėjęs kasybos miestelis Fuladah virto griuvėsiais. Po to, kai nuo pat Kremliaus plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, vos prieš metus, jis buvo nuolat bombarduojamas Rusijos raketomis ir artilerijos ugnimi. Tačiau tie ankstyvieji išpuoliai nublanks, palyginti su tuo, kas laukia toliau. Po mėnesių varginančių pastangų, kai kurie elitiniai Rusijos kariuomenės daliniai iš 155-osios gvardijos jūrų pėstininkų brigados ir 40-osios jūrų pėstininkų brigados artėja prie miesto. Turėdami 10 tankų ir pėstininkų kovos mašinų, ši milžiniška mechanizuota puolimo grupė gavo vieną aiškų tikslą – bet kokia kaina užimti Fuladah miestą. Jiems kelią pastoja drąsūs Ukrainos 72-osios atskirosios mechanizuotosios brigados gynėjai, kurie jau daugelį mėnesių įsitvirtinę ir gina šią vietą. Ir jie nei neketina atiduoti nei pėdos žemės be rimtos kovos. Nors jų gali būti mažiau ir jie gali būti prasčiau ginkluoti, tačiau jie turi vieną itin svarbų pranašumą prieš rusus – vietovę. Fulada yra labai aukštai išsidėsčiusi vietovė, leidžianti Ukrainos kariams matyti artėjančius rusus ir sekti kiekvieną jų judesį, turint aiškų matymo lauką. Ukrainos pajėgos tam tikrų mastų gali kontroliuoti mūšio lauką, apšaudydamos, slopindamos ugnį ir nukreipdamos rusus į siaurus kelius bei ankštus užtvarus. Tokiose vietose, kur Ukrainos ribotos minų, artilerijos ir prieštankinių ginklų atsargos gali nulemti viską. Tai taktika, kurią jie jau yra naudoję anksčiau, tačiau ji niekada nebuvo išbandyta prieš tokio dydžio pajėgas. Tai bus lemiamas abiejų pusių taktikos išbandymas. Didžiausias tankų mūšis Rusijos ir Ukrainos kare tuoj prasidės. Ir vienos strategiškai svarbiausių miestų šiame konflikte likimas pakibo ant plauko. Pietinėje Donecko srities dalyje, maždaug už 56 km nuo Donecko miesto, yra Fuladah, pavadinimas, kuris angliškai reiškia anglies dovana. Prieš karą čia gyveno daugiau nei 14 000 žmonių, tačiau kai rusai pasiekė miesto vartus, gyventojų skaičius sumažėjo iki kelių šimtų.
Anksčiau buvo planuota, kad tai taps vienu didžiausių kasybos miestų šalyje. Planuota pastatyti iš viso 10 šachtų ir pritraukti apie 100 000 žmonių iš įvairių vietų, kad miestas augtų ir vystytųsi. Tačiau tie planai taip ir nebuvo iki galo įgyvendinti. Vis dėlto čia buvo pastatytos kelios šachtos. Ir miestas liko mažas, bet vis tiek reikšmingas ekonominis mazgas platesnėme Donbaso regione. Miestas galbūt netrodė labai svarbus atsitiktiniam stebėtojui, tačiau iš karinės perspektyvos Fulada turėjo 2 svarbius pranašumus. Pirmasis buvo jo aukštis. Jis buvo pastatytas ant aukštos lygumos. Tai aukščiausias taškas visame regione, iš kurio atsiveria vaizdas į lygias bei ypatybių lygumas beveik visomis kryptimis. Nėra miškų, kuriuose būtų galima pasislėpti. Nėra kalvų ar reljefo, kuris suteiktų priedangą. Dėl to šią vietą buvo daug lengviau ginti nei 10 aplinkinių miestelių ir kaimų išsibarsčiusių lygumose. Fulada aukštis neleido surengti jokios pasalos ar netikėto puolimo prieš miestą, nes gynėjai visada galėjo matyti artėjantį priešą. Antras svarbus Fuladah aspektas buvo jo strateginė vieta. Jis yra netoli pagrindinių kelių ir geležinkelio linijų. Pavyzdžiui, į šiaurę yra greitkelis N15, jungiantis pagrindinius Donecko ir Zaporižės miestus. Tuo tarpu į pietus eina pagrindinė geležinkelio linija, vedanti į okupuotą Mariupolio miestą ir toliau į Krymo pusiasalį. Fulada buvo pakankamai arti, kad Ukraina galėtų efektyviai naudoti artileriją ir apšaudyti Rusijos tiekimo traukinius, vykstančius į tas vietas. Taigi, jei Rusija galėtų užimti miestą, ji ne tik galėtų saugiau gabenti tiekimą geležinkeliu, bet ir jos pajėgos galėtų judėti toliau link kitų Ukrainos tvirtovių, tokių kaip Kurachovas ir Pokrovskas šiaurėje. Štai kodėl atrodytų nereikšmingas miestas buvo toks svarbus. Tai nebuvo tiesiog eilinis miestelis, tai buvo tvirtovė. Tiekimo, mazgas ir stebėjimo postas. Viskas viename, turintis realią įtaką visam aplinkiniam pietų ir centrinio Donecko regionai. Rusijos vadovybė žino, kad tiesioginė ataka per šias lygumas yra mirties nuosprendis. Jie tai žino, nes prieš 3 mėnesius jau bandė tai padaryti. 2022 m. spalis. Rusijos vadų galutinis tikslas yra užimti Fuladahą ir judėti link kitų didelių taikinių. Bet jie žino, kad tiesioginis puolimas prieš miestą virstų skerdynėmis, todėl jie sugalvojo planą. Užuot puolę tiesiai į kalvos viršūnėje esančią tvirtovę, jie nusprendė lėtai apsupti miestą, pirmiausia užimdami mažesnius aplinkinius kaimus. Prieš uždarydami žiedą aplink pačią Fuladah, jie naudojo žnyplių manevrą, kad spaustų miesto gynėjus, kol šie palūš. Tam jie pirmiausia turi užimti Pavlivką, mažą kaimelį esantį žemumoje į pietus nuo Fulada. Taigi, spalio pabaigoje 155-ojo junginio daliniai gauna įsakymą žygiuoti link Pavlivkos. Jie daugiausia remiasi pėstininkų puolimo taktikomis, kurias palaiko šarvuotosios transporto priemonės, kad sužlugdytų Ukrainos tiekimo linijas ir pralaužtų jų gynybą. Jie manė, kad bus lengva, tačiau apsiriko. Per pirmasias pradinio puolimo valandas pradėjo ryškėti Rusijos plano trūkumai. Pavlivka aiškiai matoma iš aukštų Fuladah pastatų, kur sėdi ir stebi Ukrainos stebėtojai. Rusijos tankai, transporto priemonės ir šturmo grupės skuba link kaimo, perdodamos realaus laiko žvalgybos informaciją savo draugams pietuose. Ukrainos daliniai, tvirtai įsitvirtinę sustiprintose pozicijose, naudoja M777 haubicas ir prieštankinius ginklus, kad atremtų priešo puolimą. Pasinaudodami atvira vietove, supančią kaimą, jie sunaikina atvirai judančias Rusijos transporto priemonės. Per kelias dienas 155 prarado 100 vyrų. Ir retu nepaklusnumo aktu, kai kurie išgyvenusieji nusprendžia parašyti skundo laišką vietos gubernatoriui, kritikuodami savo vadus ir pranešdami apie patirtus nuostolius. Apie 300 žuvusių, sužeistų ir dingusių be žinios žmonių, taip pat per 4 dienas prarasta pusė technikos. Internete pasirodo laiško ištraukos, net užkietėję Rusijos nacionalistai kritikuoja Kremliaus nekompetentingą taktiką ir priverčia šalies gynybos ministeriją paskelbti pareiškimą, bandantį sumenkinti situacijos rimtumą. Tai nebuvo pirmas kartas, kai Rusijos taktinė nekompetencija šiame kare tapo vieša, tačiau tai buvo vienas ryškiausių šalies vadų nekompetencijos pavyzdžių. Siunčiant vyrus į mėsmalę, patiriant didelių nuostolių dėl pasiruošimo ir rūpesčio stokos. Vis dėlto, nepaisant patirtų nuostolių, rusai atsisakė pasiduoti. Vietoj to jie dar labiau pasistengė. Vadai toliau siuntė vyrus ir šarvuotąją techniką link kaimo, tikėdamiesi, kad vien tik jų pajėgų gausa galiausiai taps per dideliu iššūkiu Ukrainos gynėjams. Lapkričio 11-ąją, palaipsniui silpnindami Ukrainos gynybą, Rusijos šaltiniai paskelbė, kad jie perėmė kaimo kontrolę, o po kelių dienų tai patvirtino ir šalies gynybos ministerija. Tam prireikė maždaug 2 savaičių ir 101-155 osios brigados karių gyvybių. Tačiau Rusija įgyvendino pirmąją plano dalį. Antroji dalis, tikrasis Fuladah užėmimas, pasirodys esanti kur kas didesnis iššūkis.
Ta šaltą 2023 m. sausio 24 rytą generolas Rustamas Muradovas nekreipė dėmesio į krauju permirkusią Pavlivkos žemę ir įsako savo kariuomeniai žygiuoti tais pačiais purvinais keliais. Pirmosios bangos pabaigoje mūšio laukas būna užkimštas rūkstančiais tankų ir transporto priemonių korpusų likučiais. Daugelis jų užvažiuoja tiesiai ant TM62 minų, kurios buvo padėtos palei kelius ir siaurus praėjimus, vedančius miesto link. Kai priekiniai tankai užvažiuoja ant šių minų, visa kolona sustoja, užblokuodama kelią paskui važiuojančioms transporto priemonėms. Tada jie tampa lengvu taikiniu Ukrainos prieštankinėms pajėgoms, kurios išlenda iš slėptuvių ir paleidžia tokias raketas kaip Javelin, bei naujos kartos lengvuosius prieštankinius ginklus. Norėdami sunaikinti galiai įstrigusias pėstininkų kovos mašinas, visi dar gyvi likę rusai atsiduria spąstuose tarp prieš juos esančių užminuotų tankų ir už jų esančių degančių karių vežėjų liekanų, o kitos transporto priemonės bando prisiartinti, kad padėtų evakuoti ir išgelbėti. Tačiau ir jie tampa lengvu taikiniu, kai iš viršaus pasipila Ukrainos artilerijos ugnis, o stebėjimo dronai sklando virš galvų ir perduoda tikslės smūgio koordinates. Supratę, kad likę ten tikrai žus, Rusijos kariai ryžtasi drąsiam žingsniui. Iššoka iš technikos ir bėga per atvirą lauką, aplinkui aidint sprogimams. Muradovas su siaubu stebi, kaip išryškėja jo taktinio lankstumo stoka, tačiau dabar jau per vėlų trauktis. Jis ragina į kovą mesti daugiau tankų ir kovos mašinų. Kadangi keliai užblokuoti, kai kurios iš šių transporto priemonių nusprendžia nukrypti nuo trasos ir važiuoti atvirais laukais, manydamos arba tikėdamosi, kad jie nėra užminuoti. Jie to nesupranta. Ukrainos gynėjai tai taip pat numatė ir toliau apšaudo šią vietovę nuotoliniu būdu išdėstomomis prieštankinėmis minomis, pasitelkdami savo haubicas. Šie specializuoti 155 mm artilerijos sviediniai sukurti taip, kad plačiose teritorijose išbarstytų 9 mažas prieštankinės minas, leidžiančias Ukrainai akimirksniu sukurti naujus minų laukus. Kai vis daugiau Rusijos kolonų juda į Pievinę, Ukraina paverčia vietovę aplink juos mirtinais spąstais be išeities. Jie negali judėti į priekį, negali atsitraukti. Greitai įsivyrauja panika, vis daugiau Rusijos įgulų palieka savo transporto priemonės bei bėga gelbėdami gyvybės. Taip praeina kelios dienos, kai Rusijos negailestingi puolimai yra atmušami Ukrainos gynybos. Miestas taip pat kenčia nuo smūgių. Rusijos raketos ir tankų patrankos pramuša skyles senuose sovietiniuose daugiabučiuose ir kituose vis dar stovinčiuose pastatuose. Tačiau Kremliaus nuostoliai yra kur kas didesni nei Ukrainos pusėje, kaip praneša daugelis žiniasklaidos priemonių. Kasdien sunaikinama 10 transporto priemonių. Pavyzdžiui, vasario 13-ąją, kai per vieną Ukrainos pasalą buvo sunaikinta bent 31 šarvuota transporto priemonė. Viena po kitos mechanizuotos bangos nesugeba pasiekti norimų rezultatų, o prarastų karių ir technikos skaičius toliau sparčiai auga. Internete plinta nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti rusenančios T-80 tankų liekanos ir susprogdinti BMP. Kai žuvusių Rusijos karių kūnai 1 vasario savaitę nusėjo laukus, Rusijos 155 jūrų pėstininkų brigada patyrė triuškinamų nuostolių. Jos elitinius Ramijojo vandenyno laivyno karius skubiai pakeitė nauji šauktiniai, turintys vos kelias savaitės parengimo. Ir jie taip pat toliau masiškai žūsta ir yra sužeidžiami. Moralė žlunga. Ir nepaisant beveik nuolatinių puolimų, Ukrainos 72 brigada išlaiko Fulada kontrolę. Tačiau Muradovas nepasiduoda. Jis atidavė savo gyvenimą Rusijos armijai, pakilo nuo būrio vado 10-ame dešimtmetyje iki to, kad Vladimiras Putinas jam suteikė Rusijos federacijos didvyrio vardą. Tačiau dabar, susidūrus su visišku taktiniu fiasko, jo reputacija atsiduria pavojuje. Kad užtikrintų, jog jo kariai toliau judėtų savo tikslo link, jis griebėsi desperatiškų priemonių. Šiuo laikotarpiu paimti į nelaisvę rusų karo belaisviai atskleidžia, kad jų vadovaujantys karininkai pradėjo naudoti vadinamuosius užtvaros arba atsitraukimą stabdančius dalinius, kareivių būrius dislokuotus už pagrindinių puolimo pajėgų. Jiems buvo duotas aiškus įsakymas šaudyti į bet kurį rusą, kuris drįstų atsitraukti be leidimo. Rusija iš esmės verčia savo karius eiti į ugnies liniją grasindama ginklu, siųsdama savo vyrus į mirtį be jokios vilties išgyventi. Generolo Muradovo reputacija yra visiškai sužlugdyta. Rusijos Z tinklaraštininkai nuolat kaltina jį bailumu ir nekompetencija, nes jo beatodairiškos taktikos lemia dar didesnius gyvybių, tankų ir kitų transporto priemonių nuostolius. Tai didžiausias Rusijos šarvuotosios technikos praradimas nuo karo pradžios. Kiekviena diena kartojasi kaip ankstesnė. Vis siunčiama daugiau karių ir tankų, kurie per kelias valandas sunaikinami, o jokių laimėjimų nepasiekiama. Ukrainos įsitvirtinę gynėjai toliau dar labiau stiprina savo pozicijas, o visas mūšis tampa didesnio karo mikrokosmosu. Tai ryškus Rusijos nelankščios taktikos ir nesugebėjimo prisitaikyti prie esamos situacijos pavyzdys. Ji vėl ir vėl praranda žmonės bei ginklus, nesugebėdama savo skaitinės persvaros paversti jokių pranašumų mūšio lauke. Tai negali tęstis amžinai, tačiau apgultis tik prasideda. Po 10 katastrofiškų šturmų Rusijos vadovybė galiausiai nusprendžia atsisakyti savo strategijos.
Kadangi Rusijos pajėgos negali priartėti prie miesto, jų vadai nusprendžia, kad geriausia išeitis – jį sulyginti su žeme iš tolo. Visą 2023 metų vasarą ir rudenį Fulada patyrė visiškai kitokio pobūdžio karą. Ukrainos gynėjams tenka susidurti su nedidelio masto pėstininkų puolimais ir atsitiktiniais žvalgomaisiais išpoliais iš įvairių krypčių. Rusija taip pat naudojo toliašaudę artileriją, ugnį ir UMPK sklendžiančias bombas. Sovietmečio nevaldomas bombas, kurios buvo aprūpintos GPS nukreipimo rinkiniais. Tai lėtas, alinantis, sekinantis karas, kuris palieka savo pėdsaką. Nors Ukraina vis dar gali pasinaudoti savo pranašumais, tokiais kaip minų laukai, FPV dronai ir įtvirtintos pozicijos, kad atremtų didžiąją dalį Rusijos atakų ir užkirstų kelią greitam ar reikšmingam teritoriniam laimėjimui. Artilerijos ir bombardavimo smūgių poveikis akivaizdus. Daugiabučiai namai, kuriuos Ukraina anksčiau naudojo kaip stebėjimo bokštus priešų judėjimui sekti, vienas po kito yra sulyginami su žeme. Tuo tarpu papildomos Rusijos šturmo grupės atsitraukia nuo pagrindinių pajėgų greitkelio pietuose ir suka link kitų netoliese esančių kaimų, tokių kaip Pretyzivka. Tikėdamiesi nutraukti tiekimo linijas, maitinančias miesto gynėjus ir atverti naujas puolimo kryptis. Jei jiems tai pavyks, tvirtovė gali galiausiai virsti kapu. Iki 2024 m. rugsėjo apgulties realybė pradeda pasivyti gynėjus. 72-osios atskirosios pripažintosios brigados vyrai šį vienintelį miestą laikė daugiau nei 2 metus. Jie išlaikė savo pozicijas, įsitvirtino įtvirtintose vietose ir atlaikė nesuskaičiuojamus Rusijos puolimus. Naudodamiesi aukščiausiais miesto pastatų taškais žvalgybai ir padėdami pasiruošti kitai tankų ir karių bangai. Jie sukūrė sudėtingą sluoksniuotą gynybos sistemą, įskaitant apkasų linijas, prieštankinius griovius, drakono dantis, kliūtis ir tankius minų laukus. Jie nukreipė rusus į mirtinus koridorius, naudodami savo požeminių bunkerių ir ryšių tunelių tinklą, kad galėtų toliau veikti net ir tada, kai buvo stipriai apšaudomi bombomis ir artilerija. Kai rusai pakeitė savo taktiką, Ukrainos gynėjai prisitaikė, daugiau dėmesio skirdami dronų smūgiams ir šaunamųjų ginklų ugniai prieš nedidelės karių grupės, kurias atsiuntė Kremliaus vadai. Tačiau dabar jų energijos, jėgų ir atsargų rezervai yra sumažėję. Amunicijos atsargos senka, moralė krenta, o gynybos priemonės, kurios padėjo šiems kariams išgyventi, viena po kitos silpnėja. Tie, kurie liko, yra prastai maitinami ir neišsimiegoję, išgyvena užlietose rūsiuose ir sudegusiuose pastatuose. Gyvendami iš kelių maisto davinių, kuriuos pavyksta surinkti, jie nebegali išlaikyti perimetro. Rusijos pajėgoms pavyko prasiveržti į rytus, užimant vieną iš miesto anglies kasyklų. Taip jie įgijo savo aukštumą, nuo kurios gali stebėti likusią miesto dalį. Rugsėjo 25 dieną daugiau rusų pasiekė Fuladah vakarinį pakraštį. Žnyplės jau paruoštos, belieka jas užveržti. Artimiausiamis dienomis Ukrainos kariuomenė gauna įsakymą, kurį taip ilgai pavyko atidėlioti – įsakymą atsitraukti. Mažomis grupėmis ir prisidengdami dūmais, granatomis bei tamsa, jie bando pabėgti, kol Rusijos FPV dronai skraido danguje ir medžioja juos. 2024 m. spalio 1 dieną 40-oji jūrų pėstininkų brigada, ta pati, kurią Ukraina tiek kartų buvo sustabdžiusi anksčiau, įžengė į miestą ir iškelia Rusijos vėliavą. Virš to, kas liko iš Fuladah, kadaise taikaus kasybos miestelio, dabar virtusio rūkstančių kiautų. Tai pergalė, bet ji tuščia ir pasiekta katastrofiška kaina. Nors rusų kariai išgyvenę puolimą galėjo švęsti, tūkstančiai jų tautiečių žuvo siekiančios pergalės. 155-oji brigada buvo faktiškai sunaikinta kelis kartus, o generolas Muradovas galiausiai buvo atleistas iš savo pareigų. Pasmerktas amžinai būti siejamas su tankų kapinėmis, kurias padėjo sukurti jo nekompetentingos taktikos. Iš viso, vertinimai rodo, kad Rusija prarado gerokai daugiau nei 100 šarvuotos technikos vienetų ir kelis tūkstančius savo labiausiai patyrusių karių. Dėl miestelio, kuriame beveik neliko pastatų. Šalies nuostoliai buvo tokie dideli, kad vienas šis mūšis nuo to laiko paveikė visą Rusijos karo strategiją. Karo studijų institutas pažymėjo, kad Rusijos vadai visoje fronto linijoje. Vėliau jie pradėjo vis rečiau naudoti mechanizuotas atakas, vis mažiau pasikliaudami tankais ir pėstininkų kovos mašinomis, o vis labiau dronais ir bombomis, nes jie labai bijojo vėl patirti tokius pačius pralaimėjimus. Tuo tarpu Ukraina patyrė tik dalį Rusijos nuostolių. Nors ukrainiečiai turėjo mažiau žmonių ir išteklių, šalies gynėjai parodė, kad net ir sunkiųjų sprogmenų bei bepiločių orlaivių amžiuje kalvų viršūnėse esančias tvirtoves su plačiais matomumo laukais sunaikinti taip pat sunku, kaip ir prieš šimtmečius. Kova dėl Fuladah kainavo Rusijai daugiau nei 100 šarvuotos technikos vienetų, kad užimtų tuščią kapines.
spartindama nuolatinį perėjimą prie asimetrinio dronų karo, kuris dabar aktyviai neutralizuoja jų daugybės milijardų dolerių vertės tiekimo grandines. Norėdami pamatyti, kaip $90 000 vertės mėgėjiškas lėktuvas nuskrido 1100 mylių į radaro nematomą zoną ir sugadino $40 milijonų vertės branduolinį bombonešį, spauskite šią vaizdo įrašą čia. Čia ir pasimatysime kitame mūšio lauke.